Apie šią savaitę, sakykit, kam buvo akcentai komandos? Nu, toliau šlifuojam savo puolimo ir gynybos taktiką, idėjas. Galbūt jeigu pačioje pradžioje mes supažindinome, sakykime, su tais deriniais, pagrindiniais deriniais, tai dabar akcentuojama komandai, pavyzdžiui, prie kokios esant sudėties aikštelė, kokius mes turėtume derinių žaisti, kad toks vyksta sufleravimas, šlifavimas ir taip toliau. Prisiminėm daugiau, kas buvo problematiška praeitą sezoną, kai kurios situacijos pick and rollo gynyboje ir taip toliau. Vyksta toks, sakyčiau, normalus darbas, esant patenkinti, kad jau Jonas prisijungė su Donatu, dar nepilna jėga, dar jie individualiai dirba. Planuojame, kad pirmas rungtynės rytoj tikrai nežais Jonas, Donatas ir Mantas. Nežinau dar, kaip su kai kuriais kitais bus. Bet jau po tų rungtynių jau Jonas su Donatu pilnai prisijungs prie mūsų. Kokia situacija dėl Simo Jasaičio? Jis jau vakar sportavo pilna jėga su mumis, tik tai po vakarykščio krūvio gal biškį truputį pradėjo riešas skaudėti, tai dabar daktarai įsivedė pasitikrinti galutinai, bet nėra ten, kol kas bent, kiek žinau, iš daktarų nėra kažkokios labai didelės problemos. Treneri, kur Mantas išvyko dar taip nebaigęs? Irgi truputį pėdą pajuto kažkokį ten nuovargį ar kažką, tai žinote, kaip mūsų daktarai, jie labai kruopštūs ir aišku, mes to patenkinti, jie apsidraudžia iš karto, jis baigė treniruotę, abudu jie baigė treniruotę, bet dar vienam ekstra patikrinimu, kad kažkas nebūtų. Treneri, kada planuojate padėkoti keliems žaidėjams ir atsirinkti tuos pagrindinius jų? Skausmingas tas dalykas, jūs patys žinot, tuo labiau, kad visi labai tikrai gerai dirba, bet be abejo ateis tas momentas ir reikės tą padaryti. Aš galvoju, kad paskutiniai akcentai bus sudėti jau prieš mūsų paskutinę kelionę į Slovėniją, tenai, kai jau tiesiai vyksim, tai nes nežinia, kas gali atsitikti. Ko labai nenorėtume, tai nėra mum ir ko skubėti. Ir matote, kada atlikome neblogą tokį krūvį, jeigu yra mažai žaidėjų komandai, sakykime, 12. Tai jau kai žaidžiam 5 prieš 5, tik vienas keitimas, labai kiti žaidėjai gauna didelius krūvius. Tai irgi nesinorėtų, kad tai būtų. Kokius uždavinius su Latvija spręsite žaidžiant? Aišku, mes net nežiūrint, kad tai draugiškas, nežiūrint, kad tai prikalbėjom, aišku, mes stengsime sužaisti kaip galima geriau ir laimėti tas rungtynės, bet man pagrindinis, tai nusistatyti taip daugiau mažiau kas yra kas, nes, sakykime, jau mačiau Gailių per treniruotės, bet pilno tokio vaizdo, kaip jisai žaidė per varžybas, kaip jis sakėt, kad tai norėčiau, kaip sakant, geriau pamatyti, pajusti ir visą kitą lygiai, taip pat kai kurie kiti žaidėjai, Kavaliauskas, dar kiti, su kuriais prie kurių neteko prisiliesti pernai. Be Jono ir Žygio yra 15 žaidėjų, tai 3 mes jų neregistruosim, visi likusieji 12 žais. Trenerio Žygimantas Janavičius dar turi vilčių, ar kokia jo situacija? Kaip čia pasakyti tiksliau, viskas Dievo rankose, bet aišku, trauma tokia. Matot, kartais būna, kad tokia atrodo situacija tokia paprasta ir visiškai taip gali sužaloti. Sakykime, pirštas įstrigo tarp maikutės. Ir gana dažnai krepšinį to pasitaiko, bet dėja taip atsitiko.